apie tai, kad dronas lekia Lietuvos link per Latviją, mus informavo Baltarusija. Suprantu, Baltarusijos kariuomenė, mūsų kariuomenė. Tai aš norėčiau patikslinti. Taip, iš tikrųjų faktas toks buvo, tačiau buvo turbūt iki galo neiškomunikuoti, kad kai vyko galimai kažkokie tai veiksmai Baltarusijos teritorijoje, ką mes stebėjom ir Latvija, stebėjo ir mūsų NATO sąjungininkai, būtent ta tokia neaiški veikla, kai sukasi kažkokie objektai, galima įtarti. Mes turėjom tokios patirties iš dar prieš tai, vasarą praeitą įvykiai, kad matosi, kad Baltarusiai patys bandė kažkokia veikla turbūt arba neutralizuoti, arba perimti kažkokius tai objektus. Ir buvo iš mūsų pirmiausia skambutis. Goodbye, Lenin. Iš mūsų operatyvinio budėtojo oro pajėgų. Goodbye, Lenin. Bet be abejo, jie kaip visą laiką pirmiausia neigia, tačiau kai jau turbūt nebeturėjo kitos išeities, perskambino ir pasakė, taip, yra grėsmė, yra rizika, kad gali įskristi į mūsų teritoriją. Tai čia toks patikslinimas. Taip, tai sutapo jau su tuo, ką mes matėm, sutapo tą, ką Baltarusijos pusė pasakė ir tą, ką jau mūsų pasieniečiai fiksavo, kad galimai buvo užfiksuotas garsas ir buvo fiksuotas oro erdvės pažeidimas.